kurie bijo viešai kalbėti, bet viešas kalbėjimas tai yra, kada mes sustinkama, pavyzdžiui, su nepažįstamais žmonėmis, sustikimuose darbiniuose dalyvaujame, kada reikia bendrauti, kalbėti su kitais žmonėmis. Tai yra didelė problema daugeliu žmonių, žmonės nesuvokia jos esmės dažniausiai. O kur problema? Didžioji dalis žmonių, jie yra įpratę nuo pat vaikystės, arba tiesiog turi tą tokią pasąmoninę programą įtikti, patikti kitiems, arba tiesiog jie funkcionuoja kaip chameleonai. Nes kai pas žmogų yra žema savivertė, nepasitikėjimas savim dėl vaikystės auklėjimo ir taip toliau, tiesiog tokie žmonės yra linkę kaip chameleonai prisitapatinti prie kiekvieno žmogaus, suprasti tą žmogų ir patikti arba įtikti jam. Nes visada, jeigu mes jaučiame silpni, nepasitikinti savimi, mes visada esame linkę įtikti, patikti. Ir kad atsiranda daugiau žmonių, problemos atsiranda. O kodėl? Todėl, kad kai yra daugiau žmonių, jeigu žmogus tai pasąmoningai funkcionuoja, bandydamas įtikti visiems, galiausiai jis nebegali įtikti visiems žmonėms.